Sveiki, šiandien mokysimės, kaip išspręsti kvadratinės nelygybės grafiniu būdu. Tai iš karto keliaujam prie užduočių ir viską po truputį pabandysiu paaiškinti. Tai pirmiausia, pradėkim nuo A dalies. Turim x kvadratu plus 7x minus 18 mažiau už 0. Tai yra pilna kvadratinė lygtis. Tai pirmiausia, ką turim padaryti, tai prisilyginti 0. Ir išsispręsti diskriminantą. Diskriminantas čia gaunasi 121. Tada išsispręsti x1 ir x2. Tai vienas x gaunasi minus 7 plus 11 iš 2, tai 2. Ir minus 7 minus 11 iš 2 minus 9. Gaunam du sprendinius, tada piešim tiesę. Čia nereikės jokių sistemų, lygčių sistemų, čia reikės tik tai nusipiešti tiesę ir piešim parabolės. Tai pirmiausia pasižymėkim duotus taškus, kuriuos mes apskaičiavom. Tai apskaičiavom vieną minus 9, o kitą 2. Taip. Tada prieš piešiant parabolę mums reikės nustatyti parabolės šakų kryptį, o tai padaryti irgi yra labai paprasta. Pasižiūrėkime į x kvadratu. Visada atsiminkit, kad a koeficientas nurodo šakų kryptį, o a koeficientas visada yra prie x kvadratu. Tai kai a yra daugiau už 0, tada šakų kryptį piešime viršų, kai a mažiau už 0, šakas piešim į apačią. Kai nėra jokio skaičiaus, žinom, kad tai yra vienetas, tai vienetas yra teigiamas, tai mūsų atveju šakos eina aukštyn. Va šitai. Čia tobulai piešti tikrai nereikia, niekas netikrins, ar jūs labai jau tobulai nupiešit, iš rankos niekada ir neišeis labai tobulai, tai nesijaudinkit dėl to, čia tik yra kaip juodraštis jums, rasti teisingą intervalą. Nusipiešiam parabolę, ką daryti toliau. O toliau mes turim pasižiūrėti į duotą ženklą. Mūsų duotas ženklas sąlygo ir persirašėm sąlygą, ar ne, yra mažiau už 0. Tai kur yra mažiau už 0? Po x ašimi. Čia ta tiesė yra x ašis. Tai mažiau už 0, tai čia turi omeny y mažesni už 0. Y mažesni už 0 yra po x ašim. Tai va čia nais. Šita zona. Tai vadinasi, kad mūsų grafikas mažiau už 0 eina va čia. Taip. Ir tada pasirinkim tašką per vidurį. Ir kuriam čia intervalui priklauso? Tai aišku, kad per vidurį. Ir viskas, mes radom atsakymą. Mūsų atsakymas, intervalas tinka nuo minus 9 iki 2 ir užduotis yra atlikta. Kad būtų aiškiau, parodysiu ir dar kelis pavyzdžius. Turim b eilutę ir šiuo atveju jau turim daugiau už 0. Pradžia yra visada tokia pat, bet kokiu atveju jums visada reikia susirasti x-us. Tai yra sprendinius. Tai prisilyginam 0, išsisprendžiam diskriminantą, čia gaunasi 25 plus 24, tai 49, apsiskaičiuojam x1, tai bus minus 5 plus 7 iš 2 1 ir minus 5 minus 7 iš 2 minus 6. Vėlgi, piešiam tiesę, pasižymim gautus taškus, gavom minus 6 ir vienetą. Reikia nusipiešti parabolę.
prieš piešiant parabolę reikia pasitikrinti šakų kryptį. Prie x kvadratu nėra minuso, tai yra vienetas, šakų kryptis į viršų, nes tai skaičius yra teigiamas. Dabar žiūrim į ženklą, koks duotas. Ženklas yra duotas daugiau už 0. Kur yra y didesnis už 0? Virš x ašies. Tai čia yra zona, kuri yra daugiau už 0. Kur mūsų grafikas daugiau už 0? Va šitos dvi šakos priklauso. Pasirenkam čia tašką, kuris intervalas tinka iš šono. Tai čia yra du variantai. Sprendžiant grafiniu būdu visada bus du variantai. Arba užsibrūkšniuosit per vidurį, arba iš šonų. Niekada nebus taip, kad pavyzdžiui reikės brūkšniuoti iš vieno šono. Arba per vidurį ir iš šono. Nebus taip. Arba vidurys, arba abu šonai. Dabar užsibrūkšniavom iš šonų, tai atsakymas yra nuo minus begalybės iki minus 6 ir nuo 1 iki plus begalybės. Ir viskas. Man asmeniškai labai patinka grafinis būdas, nes reikia žymiai mažiau skaičiuoti ir žymiai mažiau rašyti, pasidaryti tik tai brėžinį. Dabar dėl šito pilko fono. Jo spalvinti tikrai nebūtina ir nereikia. Ir niekur taip nėra parodyta. Tačiau, kadangi aš jums bandau kuo aiškiau viską pateikti, aš nusispalvinu. Jeigu jūs savo sąsiuvinį nusispalvinsit, niekas tikrai nesupyks. Bet turėkit omeny, kad nebūtina ir tikrai nėra reikalavimų ir taškų už tai, kad nespalvinsit, niekas jum neatims. Pabandykim dar vieną variantą. Dabar jau turėsime nepilną kvadratinę lygtį, bet kaip ir visada. Pirmiausia, turime prisilyginti 0. Kai yra nepilna kvadratinė lygtis, mes turim išsikelti x prieš skliaustus. Lieka minus 3x plus 2 ir lygu 0. O tada į du skirtingus reiškinius. X lygu 0 arba minus 3x plus 2 lygu 0. Minus 3x lygu minus 2 pasidalinam iš minus 3. X lygu minusas ir minusas, tai pliusas, 2/3 nesidalina, turim rašyti trupmeną. Tik nesugalvokit apvalinti. Gavom du sprendinius, piešiam tiesę, pasižymim gautus taškus. Dabar žiūrim, koks yra ženklas prie x kvadratu. Ženklas yra minusinis, a koeficientas yra minus 3. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šakos eis žemyn. Tai šakas dabar piešiam žemyn. Žiūrim į ženklą, koks duotas sąlygoj. Daugiau arba lygu 0. Tai dabar ne tik daugiau už 0, bet ir tinka pats 0. Kur yra daugiau, tai yra aukštai, tai yra viršuj. Ar ne? Tai va čia yra zona. Grafikas tinka čia. Tačiau turime daugiau arba lygų. Tai vadinasi, mūsų sprendiniai irgi įeina. Aš užsispalvinu, kad turėčiau omeny, kad reikės įtraukti juos, o kaip įtraukiam? Įtraukiam su laužtiniais skliausteliais. Tai taškas brūkšniuosiu per vidurį. Tai vadinasi, atsakymas bus laužtiniai nuo 0 iki 2/3 irgi laužtiniai. Ir viskas. Išsprendėm.